naktis Bolivijoje buvo kiek neįprasta. Mėgojame visi lenktynininkai vienoje didelė erdvėje, pasijutau truputėlį kareivį, uždara teritorija, nieko negalima, interneto nėra, žodžiu. Visiškai kitaip. Bolivija skurdi šalis, kurie yra gyvenanti turbūt virš 3 km virš jūros lygio. Aukštai žmonės gyvena, bet panašu, kad jiem netrukdo tai būti laimingais. Pagrindinis kvailiausias dalykas atsitiko likus gal kokiem kilometrų iki finišo. Važiuojant per vieną iš kopų man išplėšė iš rankų vairą ir dabar aš nejaučiu riešą. Tai pirmas dalykas, ką darysiu, tai keliauju pas medikus. Turime laisvą dieną, aš tikiuosi, kad susiremontuosiu. Panašu, kad istorija tęsis. Сутки отдыха теперь. Теперь добрались до середины. Есть время отдохнуть. Чуть-чуть. Kaip Roma įvertina tvoj vairą? Atleiskit vairą. Oho. Bet aš silpną šiandien vairo nepasaku. Kas čia yra? Benediktas stiprus. Pirmiausia, norim sutvarkyti vairo mechanizmą tam, kad galima būtų su automobiliu normaliai judėti, nes reikia išplauti, reikia kūrą supilti. Kaip matot, tai nelabai švarus po 2 dienų. O be vairo kolonėlės tai apkrovą gauna kiti mechanizmai, dėl to puolėm iš karto pakeisti, kad sekančius darbus. Užtrukta, aišku, kad užtruks. Visada užtrunkam ilgokai. Bet šiaip mašina pagaminta teisingai viskas. Todėl viskas pragalvota iš karto labai nesunkiai keičiasi. Tik detalių reikia turėti. Čia yra vairo traukių antgaliai vidiniai. Kadangi buvo skystis pratekėjimas, tai išplovė visą tepalą ir smėlio prigaudyti turim išvalyti kokybiškai, kad negraužtų tų vadinamų šarnyrų. Dar viena nuotrauka, dabar kita nuotrauka, nu, tai kad kažkas yra ne visai gerai, tai jau matos ir taip. O pagrindinis klausimas, kaip dabar padaryti, kad tiesiog mes galėtume atlikti tai, ką pradėjome. Žmonės ir sulaužytam kojom vaikšto, tai ten, jeigu nebus kažkokius keveldinių reikalų, kaip sakė gydytojas, tai o gal dar net ir nelūžom. Tai, nu, pamatysim, čia visai neilgai liko palaukti, sužinosim, kas ten. Bet nemalu, tai faktas. Gerai, neinu. Lūžo. Kas? Nelūžo, ne? Lūžo. Tai nupraus.